Sveiki visi, tai šiandieną dar vienas receptas. Šiandieną gaminsime tingerį. Jam reikia tik tais 4 ingredientų, tai tikrai kiekvienam pavyks jį pasidaryti, tad kviečiu žiūrėti toliau. Pirmiausia, šiam receptui reikės 350-400 g sausainių, 80 g sviesto, indelę kondensuoto pieno ir 100 g juodo šokolado. Pirmiausia, metalinį indelį įdedu sviesto, susmulkinu šokoladą. Ir dabar palauksiu, kol ištirps. Ir kai jau truputį ištirpo šokoladas, tuomet įpilu kondensuotą pieną. Kol dar lydasi sviestas su šokoladu ir kondensuotu pienu, reikia susmulkinti sausainius. O juos smulkinti galite kaip norite. Gali būti smulkesni trupinėliai, stambesni. Tai jau nesvarbu. Ir kai gavome vientisą masę, ją visą supilsiu į sausainius. Ir toliau paimsiu maistinę plėvelę arba galite naudoti paprastą maišelį. Jį išsidėsiu ant lentutės ir dėsiu sausainių ir formuosiu. Dabar įdėsiu juos vieną maišelį ir įdėsiu į šaldytuvą. Įdėjus tinginį į šaldytuvą reikia palaukti, kol jisai galutinai sustings ir tuomet galima valgyti. Labai tikiuosi, kad jums patiko šitas filmukas. Jeigu tai, paspauskite like, prenumeruokite. Jeigu dar manęs nesekate Instagram'e, tai būtinai tai padarykite, mano paskyros pavadinimas štai čia ir paliksiu linką aprašyme. Komentaruose komentuokite, ar jums patiko, ar pavyko ir kokių filmukų norite daugiau ir susitiksime kitose video. Iki.